Šioje pamokoje ruošiamės kontroliniam darbui. Išdėstysit kontrolinio darbo failą dešiniajam šone ir atsidarysit naują failą, kuriame ir atliksit kontrolinį darbą. Taigi, pirmas punktas, tai čia šitus dalykus turit žinoti. Tiesiog nukopijuosit pirmą punktą į savo darbą, bei jį atliksit. Antro punkto atlikimas. Žiūrėti antram puslapį. Irgi galite nukopijuoti. Taigi, antram punktą atlikti jums reikia terti naują puslapį, Ctrl+Enter ir išdėstyti šį puslapį gulsčiai visų pirma. Taigi, failas, print, page setup, landscape, ir be abejo iš viršaus turi būti vienas, iš apačios vienas, iš kairės 2 ir iš dešinės 1 cm. Ir taikyti nuo šio taško pirmin. Ok. Perinam į Home skyrių ir matome, kad antras puslapis išdėstytas gulsčiai. Tai yra paveikslėlis, jei norit, galite jį nusikopinti arba dirbati čia pat. Tai, kiek jums reikia įterpti stulpelių? Tarkim, įterpiam 10 stulpelių ir 6 stulpelis, ir 10 eilučių. Paskui pritaikysim. Įterpsim tiek eilučių, kiek reikės dar. Table, insert table, insert table, 6 stulpeliai, 10 eilučių. Ok. Pirmas stulpelis pas mus sumažintas, antras stulpelis pas mus, atkreipkite dėmesį, šios 10 eilutę. Pirmiausiai turėtume parašyti į .nr ir sunumeruoti šitas eilutės. Taigi, einam Home, pasirinkam numeraciją 1, 2, 3 ir jums turi būti išdėstytas, reiškia, skaičiai numeracijai iš kairio šono ir taigi perinam punktą paragraf, sumažinam leftą iki 0 ir šitoje vietoje irgi 0. Ok. Gerai, galim dar sumažinti stulpelių plotį. Toliau mums reikia sulieti šitą eilutę, sulieti, merge cells, parašyti reikalingą tekstą. Lentelė ir teksto formatavimas. Paskui formatavimą atliksim vėliau. Dabar ką dar reikia atlikti? 5, 6 ir 8 eilutę turim sulieti. Per meniu suliesim dabar merge cells. Toliau jums reikia sulieti 9 eilutės langelis, bet prieš tai padarysim, įterpsim dar vieną eilutę su tab mygtuku. Tiek kartą spaudžiam, kol atsiras 10 eilutė. Dabar parašyta, šios eilutės aukštis turi būti 2 cm. Taigi pažymim šitą eilutę, arba tiesiog iš tikrųjų lentelė. Šioje vietoje paspaudžiam su dešiniu klavišu, table properties. Perinam punktą row ir perinam į 10 eilutę. Antrą
Next. Kol nepasidarys 10. Ir jos aukštis turi būti 2 cm. Reiškia, nustatom aukštį 2 cm. Ok. O šio stulpelio plotis 3,5 cm. Vėlgi einam su dešiniu klavišu spaudžiam šioje vietoje, table properties, columns, perinam į, čia yra trečias stulpelis, antras, trečias. Trečio stulpelio, taip, trečio stulpelio plotis turi būti 3,5. Šitą sumažinkim. Dar kartą table properties. Bandom dar kartą pareguliuoti. Per trečią ruošą. Taip, darom 3,5. Dar kartą. Gerai, padarėm. O, čia 3,5 paliko. Spaudžiam OK. Tvarkoj. Iš tikrųjų galim plėsti šį stulpelį, tarkim. Kitų reikalavimų nėra. Parašom reikalingą tekstą. Vėliau atliksime formatavimą. X laipsnį 2 galim iš karto parašyti. Toliau tekstas, teksto formatavimas ir kopijavimas. Šį tekstą nukopijuojam 4 kartus. Čia X apatiniam indekse. Teksto išdėstymas. Shift-U, Ctrl-C, Tab įklijuojam, Tab įklijuojam, Tab įklijuojam. Kaip matot, ši eilutė yra platesnė. Praplečiam ir teksto kryptis. Šiandien parašom tekstą. Jis. Vėliau atliksim formatavimą. Šį tekstą galim nebūtina rašyti skaičiavimus naudojant gyvą, tiesiog jums reiks surašyti skaičius, nebūtina atitikti tos skaičius, kurie ir čia pavaizduoti. Ir toliau formulių rašymus. Tersim matricą, šito nerodysiu. Primenu, kaip apskaičiuoti daugybą. Layout, formula. Pasirenkam produkt per raidę. Left. Priskiriam formatą 0,00 taškas, ne taškas, o LT. OK. Na ir nukopijuojam šitą formulę žemyn. Atnaujinam. Ir čia apskaičiuojam sumą. Data, formula. Above iš viršaus. 0,00 tarpas LT. Toliau. Reiškia, šitus veiksmus mes jau atlikom.
teksto formatavimą atliekam. Font dvigubai perbraukta. Pabraukta, atsiprašau. Toliau teksto išdėstymas. Teksto kryptys. Kopinam čia. Kopijuojam. Taip. Na jau, text directions. Centrinis lygiavimas. Taip. Home. Font. Montyras. Ok. Teksto perbraukimas. Viengubas, tarkim. Teksto išplėtimas, advanced. Teksto suspaudimas. Teksto išdėstymas. Layout. Centre. Šitas apačioj iš dešinio šono. Ir iš dešinio viršuoju. Čia suliesit langelius. Ir įtersit formulę. Matricą. Rėmelių piešimas, primenu, kad pasirinkam pavyzdžiui liniją, pasirinkam spalvą, atsiprašau, story, pasirinkam spalvą, galim šitaip piešti, bet jeigu reikia daug linijų nupiešti iš karto, tuomet atsisakom pieštuko, pažymim sritį ir pasirinkam, pavyzdžiui, banguotą liniją. Story negalėsim pasirinkti. Pasirinkam spalvą. Ir išplečiam rodiklę, borders and shading ir uždedam. Ne, atsiprašau, dar kartą pasirinkam. Užsifiksavo. Va. Ok. Ta pati atlieka šitoj pozicijoje. Na ir taip toliau. Išnašas. Pažymit. Tekstą ir atliekam išnašą. Reference. Insert footnote. Toliau padarom puslapio lūžį. Ir išdėstam puslapį statmenai. Šioje srityje paspaudžiam dvigubai. This point forward. Nuo šio taško pirmin. Nu ir kągi. Čia padarysit šitą struktūrinę schemą, pavyks reiškia meninį tekstą, diagramą ir teksto rėmelį. Ir kitus. Bei apjungsit. Darom. Insert. Chart. Įrankam diagramą. Duomenis.
pirmas, antras pusmetis. Šitus duomenis ištrinam. Čia įrašom skaičius. Ir patraukiam šią mėlyną juostą. Pažiūrim, diagramą panaši. Galim uždaryti Excelio langą. Taip, be abejo, dar liekam veiksmą su šuniuku. Square pasirinkam, kad galėtume perkelti užduoties pavadinimą. Nukopijuojam. Stilių priskiriam, pavyzdžiui, tą patį. Teptukas. Escape, galite numeraciją automatinį ištrinti ar palikti. Virš stulpelį turi atsirasti skaičiai. Su dešiniu, data label, su dešiniu. Toliau, teksto rėmelis. Storesnė linija. Atliekam. Pakeičiam plotį. Prašau. Šios linijos. Tekst. Maksimizuoju langą kol kas. Shape outline. Plotis. Arba dar storesnė. Įterpiam liniją. Pasirenkam linijos tipą. Tyras. Pasirenkam linijos storį. Pasirenkam šį mygtuką. Toliau įterpiam struktūrinę schemą. Gal šiek tiek žemiau. Liekam veiksmą su šuniuku ties struktūrinės schemos. Neišeina. Tada perkeliam rėmelį. Diagramą šiek tiek žemiau. Ctrl Z tada. Perkeliam rėmelį žemiau. Kad galėtume terti struktūrinę schemą. Paskui ją apdaruoti. Toliau čia reikia įdėti dar vieną čia vieną su dešiniu atšaip below. Teksto aš nerašysiu, jūs savarankiškai parašysit, bet atliekam veiksmą wrap text square. Sumažinam. Diagramą gal sumažinam. Toliau reikia meninį tekstą įterpti. Insert word art. Pasirenkam tipą.
šitoks. Na ir sukomponuojam. Taigi, diagrama turi būti šičia. Struktūrinė schema neturi matytis, reiškia pažymim struktūrinę schemą, pasirinkam formatą maksimilangą ir neleidžiu šitą atlikti. Taip, va, atliekam, kad būtų už paveikslėlio, centrą. Taip. Toliau, šiek tiek padidinkim. Daug taip pat atrodytų. Toliau teksto rėmelis perkeliamas čia. Šitaip. Ir meninis tekstas turi būti šitaip. Viską sukomponuojam pažymius naudojant Ctrl. Visus objektus. Maksimilangą, kad būtų patogiau. Format. Group. Sukomponavom. Sekanti ketvirta užduotis, kur reikia panaudoti tabuliatorių. Taigi, pastatom žymeklį, iškviečiam tabuliatoriaus sritį, išvalom, clear ir apskaičiuojam, kokio čia ilgio ši ištisinė linija. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm. Reiškia, rašom 8 cm, centre ištisinė linija set. Ir visų pirma, mes sucentruojam tekstą, paspaudžiam tą mygtuką, bus nupiešta 8 cm. Kodėl čia atrodo kaip punktyrinė? Viskas gerai. Yra ištisinė, iš tikrųjų. Taip, toliau paspaudžiam Enter, pasirinkam viršutinį indeksą. Padarykim paragraf 0 ir tarpas tarp eilučių viengubas. Ok. Dabar galim parašyti vardas ir pavardė. Atsiprašau. Vardas ir pavardė. Darom skliausius, Enter. Šitoje vietoje liko viršutinis indeksas, nuimam jį, ok. Ir kadangi pas mus tabuliatorius išliko, spaudžiam vėl mygtuką Tab, Enter, vėl pasirinkam viršutinį indeksą teksto rašymui ir užrašom paštas. Spaudžiam Enter, nuimam viršutinį laipsnį. Ok. Taigi, dirbam toliau. Dabar reikia paspausti kelis kartus Enter, išdėstom iš kairio šono, Ctrl L ir kaip matot, čia yra pirmas tabuliatoriaus žingsnis, antras, trečias, ketvirtas. Reiškia 4 tabuliacijos žingsniai. Paspaudžiam šį tabuliatorių, išvalom. Na ir pirmas žingsnis turi, paspaudus pirmą kartą, turi atsistoti ties 5,5 cm. 5,5. Nieko nepiešia, išdėstymas iš kairės, non, linijos nepiešima. Toliau piešia liniją iki 7,5 cm. 7,5. Tarkim, centrinis išdėstymas, kadangi centre turės būti parašytas tekstas vėliau. Linija ištisinė, set. Toliau žingsnis iki 13,5 cm.
nieko nepiešia, išdėstymas gali būti iš kairės, none, set. Ir toliau baigėsi ties 18 punktų. Taigi, 18 centre tegul būna, ištisinė linija, set. Ok. Spaudžiam tab klavišą pirmą kartą, antrą kartą, trečią kartą, ketvirtą kartą. Spaudžiam enter, vėl pirmą, antrą. Atsiprašau. Taigi, gerai, pakoreguosim. Spaudžiam tab, antrą kartą tab. Piešia ištisinį liniją. Pakoreguojam antrą tabuliatorių, spaudžiam dvigubai antrą tabuliacijos žymę, pažymim antrą tabuliacijos sekciją, pasirinkam, kad nepieštų linijos ir vietoj galbūt ir spaudžiame set. Ok. Ir patraukim šitą ties 6,5 cm ir rašom parašas sucentruotai. Toliau spaudžiam vėl mygtuką tab, galim dar kartą paspausti tab, pakoreguojam šitą tabuliacijos žingsnį, 18, nuimam ištisinį liniją, set, ok, ir pakoreguojam jo išdėstymą. Būna centre maždaug ir skliaustelėse rašom vardas, kablelis, pavardė. Uždarom skliaustus. Bei čia turėjom parašyti viršutinių laipsnių. Font superscript. Ok. Toliau. 5 užduotys. Kopijuojam užduotį. Kad mums netrukdytų tabuliatoriai, čia neturi likti. Jeigu būtų lygiai, paspaustum į tabuliacijos sritį ir clear all. Ok. Taip, nukopijuojam šį tekstą ir priskiriam numeraciją. Numeracija 1, 2, 3. Toliau keičiam numeracijos lygį. Čia antro lygmens. Keičiam change list level. Šitas stilius. Atsiprašau, priskiriam, pasirinkam multilevel ir pasirinkam šį stilių. Kuris būtent priskiriam antrą lygmenį. Va. Toliau šitam priskiriam trečią lygmenį. Atsiprašau, dar kartą priskiriam šį stilių, galbūt visam tekstui. Atsiprašau, priskirkim šį stilių, o dabar šitam tekstu priskiriam antrą, trečią jau lygmenį, trečią. Ir čia pas mus lieka pirmo lygmens, taigi išdėstym. Atliekant 6 užduotį, žiūrėti ankstesnius įrašus. Bei 7 taip pat žiūrėkite ankstesnius įrašus.